Šį vakar garsus modelis Deimantė Andriuškaitė vyrai siūlė ne meilę, o turtus. Tu turtingų yra va tiek. Ką atsakė oligarchui? Aš tiesiog pasijuokiu. Labas vakaras. 27 metų modeliui Deimantė Andriuškaitei atrodytų galima pavydėti daug ko. Tobulos išvaizdos, kelionė aplink pasaulį, 10 000 uždirbamų iš modelio darbo ir garsių gerbėjų. Prieš keliarius metus žiniasklaida skelbė apie jo sužadėtuves su populiariu Meksikos aktoriumi, serialų žvaigžde Mario Simaro. Tačiau sužadėtuvės nutrūko, o Deimantė šiandien sako labai atvirai. Jeigu jums atrodo, kad gražiems žmonėms atsiveria visos durys, o asmeninėme gyvenime tik spėk rinktis, taip iš tikrųjų nėra. To dėmesio yra be proto daug ir tada tu visų pirma išlempi nuo to dėmesio. Kai turim, tarkim, 10 simpatijų, kurie to visą laiką rašo ir viską kloja po kojom, tai jeigu pirma simpatija susimauna, lieka antra simpatija. Gražiom moteriam išsirinkti vyrą nėra lengva. Tikrai pripažinsiu, nėra lengva ir atrodo, to pasirinkimo yra tiek daug ir to dėmesio yra tiek daug, bet kai tu nueini pasimatymą su vienu, su kitu, kuris atrodo, o gal čia būtų mano būsimas vyras ir tu supranti, kad stipriom moterim, gražiom moterim, jos yra be proto išrankios, jos turi iš ko rinktis, čia kaip ir vyrams turbūt. Jie gali iš turtingi, garsus, tarkim, vyrai, jie gali iš daug ko rinktis. Ir jie turbūt užtrunka, kai suranda savo geriausią variantą. Jau pusmetį sėkmingas 27 metų modelis Deimantė Andriuškaitė gyvena Angelų miestu vadinamame Los Andžele. Ji neslėpė buvusi pasimatymuose su ne vienu Holivudo aktoriumi puikiai pažįstamu iš didžiojo ekrano. Tokie vyrai atrodo svajonė tol, kol nesusipažįsti su jais artimiau, sako Deimantė. Lietuvė sako net atmetusi atsiradusią galimybę studijuoti aktorinį meistriškumą, nes iš arti matė, kaip gyvena tie, kurie Holivude sukasi daugiau nei 20 metų. Garsenybės turi tai, apie ką daugelis mūsų tik svajoja – turtą, šlovę, tačiau yra vieniši ir dažnai kankinami priklausomybių. Gyvena jie visi dideliuose namuose, su sodais, su baseinais, su savo studijom ir savo name ir jie niekur neina. Nuosavas kalėjimas? Nuosavas kalėjimas. Ir tada tu matai tie žmonės, kaip jie gyvena ir kokie žmonės ateina į jų namus. Ir jie vadina to žmonės šeima, tie draugai, kurie sakosi, kad aš čia tau padedu, aš tave myliu, mes čia tave taip garbinam. Ir kodėl jie garbina? Todėl, kad yra garsus žmogus. Kuo man nepatiko Los Andželas, tai kad aš pamačiau tiek netikrų žmonių. Visų pirma, jie pasižiūri tavo Instagramą, jeigu tu neturi milijono followerių, tai dar jie pagalvoja, ar tu tikrai kažką veiki gyvenime. Kodėl sakai, kad niekada nenorėtum tokia būti, nei tokia populiari, nei tokia garsi? Kad supratai, jog nenorėtum? Ką aš matydavau, kad tie žmonės jie į gatvę negali išeiti. Nes kiti žmonės tiek išsiurbė energiją. Ir aš sakydavau, tai savo pažįstamiems, sakydavau, tai gal einam pasivaikščioti, gal į parką, gal į kavinę kažkur. Sako, aš negaliu. Mane tie žmonės tiesiog užtampo, griebė už rankų, nuotraukos, viskas. Tai tas žinomumas yra didelė kaina. Kalėjimas? Kalėjimas, čia nėra Lietuva. Tai įsivaizduokite, tai jeigu Lietuvoje žmogus atpažįstamas, bet jis nuvažiuoja į užsienį ir jis daro, ką nori. Jisai gali nueiti į pliažą ir gali nuogos gulėti ant pliaže ir jam visiškai vienodai bus, ar ne? Bet kai žmogus yra pasaulinio lygio, tada tam pasaulyje visi jį atpažįsta. Deimantė sako ne kartą susidūrusi su vyrais, kuriems graži moteris šalia tik trofėjus. Juo jie gali pasididžiuoti prieš kitus, tačiau meilės nežada. Jeigu žmogus nuoširdžiai nesidomi tavo gyvenimu, tavo asmenybė, tavo šeima, tavo problemom ir kaip tu gyveni kiekvieną dieną, o tik tai nori pasididžiuoti šalia gražia moterim, tai tokio vyro tikrai nereikia. Žinot, žmonės, kurie nori tik tai gražios moters, jie nori visko greitai. Greitai. Susitikti greit, draugauti greit, susituokti greit. Tai ar mes taip įsimylim? Tai, kad gražios moterys dažnai sulaukia pasiūlymų priverčiančių pasijausti ne žmogumi, o perkamų daiktų, pasak Deimantės, ne mitas, o tikra tiesa. Lietuviai taip yra nutikę ne kartą. Sulaukiau iš vieno ruso pasiūlymų visą laiką į Maskvą važiuoti. Tai labą dieną, aš toks ir toks, pasižiūrėk mane internete ten ir ten. Aš ieškau gražios moters šalia pabūti, jaunos, kad mane palydėtų į vakarėlius, į visur. Ir būtų mano dar gal ir žmona būsima, ir mergina, va taip žmonės renkas ir tu galvoji, wow. Tai kaip tu tą moterį renkiesi? O tu pasidomėjai, kas jis toks buvo? Tai žinoma, tai vis laiką, tai kiekvienam turbūt būtų smalsu. Ir kas jis buvo toks? Jisai buvo vienas iš garsių Rusijos oligarchų. Dabar turbūt Lietuvo žmonės sakytų, ne, tai jinai čia graži, čia nusišneka. Taigi taip visos taip gyvena ir laukia tų turtingų. Tai tų turtingų yra va tiek. Su kaupu.
bet tu nori, kad tave ryte žmogus, kai tu atsibundi šalia, vertintų, mylėtų, užjaustų. Tu nori kartais būti tas mažas zuikutis, ta moteris, kuri prisiglaudžia ir nebūti kažkokia princesė, karalienė, gražuolė. Taigi ir tas gražias moteris, mes esam žmonės. O ką atsakė? Ką atsakė oligarchui? Aš tiesiog pasijuokiau. Pasakiau, pirmą nueit pas psichologą, susitvarkyti savo asmenybę ir tada galbūt ta moteris ir atsiras. Nepasintęs gal išgirdęs tokį atsakymą? Tai žinoma, kad kadangi baigdinėjau biotechnologijų mokslus, magistrą, ir kažkaip graži moteris su tokiais mokslais, ko vyrai galvoja, kad jos nori kompanijos, verslo. Tai turėjau tokių pasiūlymų, kad būk su manim, būk žmona, sukursiu tau kompaniją arba duosiu savo pusę, kuris irgi su tuo dirba. O tavęs kaip moteris tai neįžeidė žmogiškai? Kadangi jau tokių pavyzdžių aš labai daug turėjus, aš nelabai jau reaguoju tokius pavyzdžius. Tokie santykiai, pasak Deimantės, paprasčiausiai mainai, dažnai padarantis daugiau žalos nei atnešantis trokštamos naudos. Tokiems vyrams, pasak Deimantės, nerūpi moters asmenybė, jos norai ar jausmai. Jie nori gražuolės, 24 valandas per parą, visada geros nuotaikos, pasitempusios, besišypsančios ir nesenstančios. Esu iš arti mačiusi, kuo baigėsi vienos gražuolės istorija. Tai buvo mano draugė, taip pat modelis. Ji pirmąją meilę iškeitė į ją medžiojusi turtuolį, sako Deimantė. Jis pamatė gražią jauną mergaitę, kurią nori šalia turėti. Ir taip ir būdavom, ten, aš nežinau, man tai čia yra kažkoks darbas su žmogum. Ir iš pradžių sakydavo, aš jo net pabučiuoti negaliu. Sakydavau, kodėl tu būni su juo? Kam tu save kankininai? Paliko savo pirmą meilę. Dėl ko? Dėl kažkokio gero gyvenimo, kuris truko metus laiko ir po to jinai pradėjo toj roliai vaidinti, kad jinai myli tą žmogų ir tada mes įsiskiriam kaip draugės, nes aš sakau, tikrai ten nebuvo kažkoks pavydas. Tiesiog tu nebeatpažįsti žmogaus. O kas pasidarė svarbu, kaip jinai pasikeitė? Viskas pasidarė svarbu, tai rūbai, mašinos, kelionės. Tiesiog jaunas žmogus buvo apakintas kažkokiu kitų vertybių. Bet čia... Ir kuo baigėsi ši istorija? Taip, jis susirado kitą vedę, nes jinai buvo būtent net natūrali, per jauna ir tiek. Daugelis modelių kompleksuotos gražuolės nuolat tobulinančios savo išvaizdą, sako Deimantė. 1,70 cm, vos 50 kg sveriantis modelis leidžia savo pasilepinti saldumynais, bet tik per atostogas. Ji neslepia, kad po to laukia ne viena valanda treniruočių su asmeniniu treneriu Daugirdu Semiotu. Kai tu matai po to save viršeliuose, spaudoje, visur. Taip, aš sakau, kad man mėnesis sunkaus darbo salėj, kai aš nusirengiu savo maikę ir išgręžiu ją, kaip ką tik iš po dušo išėjus, taip, aš jaučiu tam malonumą. Ir verta, tikrai verta. Deimantė trokšta išbandyti savo jėgas ir kaip dainininkė. Pernai pasirodė pirmoji jos daina ir vaizdo klipas. O iš sėkmingo modelio darbo uždirbamus pinigus ji taupo būsimam savo verslui, kurį planuoja kurti Majamyje. Deimantė baigė kosmetologijos studijas, dabar siekia biotechnologijos mokslo magistro laipsnio. Mokslai buvo viena tėčio sąlygų, kai pareiškiau, kad dirbsi modeliu. Beje, vien dailaus veido ir kūno tam nepakanka, turi mokėti bendrauti, būti kantri ir nepavargstanti, sako Deimantė. Kai ateini ir tu žinai, kad tu kariauji dėl kažkokio viršelio, tada yra kitas darbas. Visų pirma, aš visą laiką prieš fotosesiją, pas mane yra rutina, aš geriu migdomuosius, kurie tada įsimiegu 12 valandų, pasidarai porą kaukių, tu tiesiog ruoši savo kūną, savo išvaizdą. Ir tai dar yra psichologiškai, nes tu galvoji, tai fotosesiją gali turėti, bet ar tave paims po to ant žurnalų, nes yra beprotė didelė konkurencija. Dažniausiai visos fotosesijos yra siunčiamos į Paryžių arba New Yorką, tai siunčiamos ne tik mano nuotraukos. Dar nepamirškit, kad visur dominuoja pažintis. Tu gali būti pati gražiausia ir tavo nuotraukos tobuliausias. Ir tai yra ne tik žodžiai, tai yra pavyzdžiai, kai tu verki ir tu atidirbi ten iš širdies ir ruošies ir sportuoji 2 mėnesius ir tau pasako, ne, šį mėnesį tų nuotraukų nebus ir to katalogo ar to žurnalo nebus su tavim, kurio tu norėjai ten 1,5 metų.